Turiu nuostabų miniuką, tačiau su viena bėda. Nešviečia jo lempos. Šitos lempos su H1 lempute nei trumpos, nei ilgos naktį nešviečia ir važiuoti užmiestyje yra tikrai nesaugu ir man pačiam net baisu, turi mažinti net leistiną greitį, nes tikrai nešviečia. Trumpos, ilgos, trumpos. Nešviečia, sakiau, kad nešviečia. Tuoj važiuosim į mišką, pažiūrėsim kaip miške, ten kur net visai atšvaitų nėra. Va, užmesčia kelias, kaip trumpos, ilgos, trumpos, ilgos. Vakar kas čia prabėga, net nepastebėjau. Kaip jau patinka miške, žvyruotais keliais. Trumpos, ilgos, trumpos, ilgos. Matosi nieko. Jeigu trumpom, važiuojam 60 ir jau baisu. Ačiū Dievui, yra kompanija X-LED. Čia jūsų bolidai, automobiliai tikrai išsirinks ir ras tinkamas šviesutes. Ir aš esu įsitikinęs, kad mes čia tuoj kažką iš šitų grožių paimsim ir mano naktinis kelias taps dieniniu keliu. Tai vat štai taip, sumontavom ilgas šviesas, trumpos ir ilgos yra X-LED lemputės, ar ne? Tai matosi, kad žymiai balčiau šviečia ir rezultatas daug geresnis. Čia sumontavom yra X-LED toks specialūs laikikliai ir mes būtent sumontavom taip. Galima šitą laikiklį apsukus ir montuoti į vidų, arba kam baisu, kad jis per žemai ir galit nurauti, tai galima šitą taip pat laikiklį apsukti viršų ir arba į vidų, arba į lauką ir iš aukščiau padaryti. Tai šį kartą mes sumontavom taip, kaip jo šviečia, tuoj parodysim sutemus miške. Vat ir visas tokias bėdas, jeigu kas nežinot kur surast, tai xled.lt. O jeigu yra problemų su sumontavimu, tai ir Artim Servizas tikrai ne pirmą kartą montuoja ir jums padės išspręsti šitą bėdą. Na štai, turim rezultatą. Sudėjom X-LED lemputes, tai trumpos šviesos labai pasijautė, nes turbūt kad su lęščiais ilgos šviesos irgi pagerėjo, jau galima gyventi, ar ne? Vat matosi akivaizdžiai ir medžiai apsišviečia labiau ir plačiau įima kelią, tai jau daug geriau. Bet kas su ilgom, tai dėl ko aš visai nesiparinu, nes turiu tokį stebuklingą mygtuką ir pas mane LED baras. O dabar tai aš skaitau šviečia, o dabar tai yra reikaliukai. Nu, išvažiavom į žvyruotą kelią, lygiai taip pat ant žvyrkelio, trumpas šviesas labai pagerėjo. Ilgos, gal daugiau labai plačiai, nors ir į priekį, iš tikrųjų žiūriu, kad virš krūmų, nežinau kaip jums per kamerą matosi, bet man gyvai tai geriau. Bet kai paglostai tą stebuklingą mygtuką, viskas nušvinta, o dabar tai galima važiuoti. O dabar tai yra jėga. Prieš kelias dienas važiavau šito žvyrkeliu, tai su dar be šviesų, tai čia bėgo ir 4 ir 5 šernai. Tai dabar jokių šernų nebaisu, kai tokios šviesas turi, tai jos labai plačiai matai. Tai rekomenduoju X-LED. Jeigu kam trūksta šviesos, tai galit sudėti tiesiog tik lemputes. Jeigu kas galit ir daugiau užmiestyje važinėjat, tai yra labai patogių laikiklių ir nuvažiuokite į xled.lt X-LED parduotuvę ir ar užeikite į internetinę parduotuvę, tikrai išsirinksit, tikrai rasit ir tikrai bus drąsu važinėti nakčia, tai tokia
faktiškai čia ir naktis, pas mus jau nuo 18 valandos ir anksčiau jau žiemą tamsi, ar ne? Tai va, tai būkim saugus kelyje.